būtent apie bendravimą. Jisai ten aiškina, kad išminčius bendraudamas su kvailiu, jisai tampa kvailiu, o kvailys tampa išminčiumi bendraudamas su išminčiu. Tai čia toks įdomus dalykas, jeigu vėlgi žiūrėti iš astrologijos, tai Mėnulio planeta, jinai yra susijus su mūsų protu. Ir protas jisai apibūdinamas tokia kaip, sakykime, subtilus dalykas, jisai neapčiuopiamas, mes jo negalim pačių paliesti, kažkaip tai. Ir protas tai jisai yra toks viską persmelkiantis ir viską sugerintis kaip kempinį. Tai pavyzdys, tarkim, jeigu valandą dabar aš jums pasakočiau apie kokią tai kelionę, apie kokią tai Balį, kaip tenai kokius viešbučių kainos,